Kadangi poryt minėsime tėvo dieną, aš norėčiau perskaityti keletą fragmentų iš ciklo Žilagalviai kūdikiai. Konfucijus kalbėjo, negalima pamiršti tėvų amžiaus. Čia bus vietos ir džiaugsmui, ir rūpesčiams. Konfucijus, pašnekesiai. Pirmas. Bet vis tiek nieko nėra neįmanomo. Kūdikystėje, trokšdamas augti ir lyg puošnius krikšto marškinėlius, išaugęs pačią kūdikystę, kurios saldžiame glėbyje ne kartą sunkiomis gyvenimo akimirkomis troško vėl atsidurti, į ją žmogus vis tiek sugrįžta, gyvenimo saulėlydyje, apsisukus amžinam darnos ratui, nustebęs ir klausdamas savęs, ar iš tikrųjų buvo tos nerūpestingos dienos ir aksominės naktis, ar iš tikrųjų aš mokėjau vaikščioti ir net skraidyti, plaukti ir šokti, išdarinėdamas sudėtingiausias figūras. Jeigu dabar tik guliu kaip naujagimis, net negalintis pats pasiversti, nebe burtininku, bet ant kito šono. Trečias. Dieve, juk mūsų kūdikius rūpestingi tėvai kasdien išveždavo į gryną orą. Kaip džiaugsmingai mums vos gimus parinkdavo vežimėlį. Kokia svarbi tai būdavo pirkimo šventė. O dabar nebevaikštantiems tėvams patiems taip trūksta oro. Ir nors seniai jie jau eina mažyn, traukdamies kaip šagrenės odą, kad kuo mažiau kėsintųsi į savo baisiai užimto vaiko laiką ir erdvę. Tu pats, žilstantis vaike, mesk visus savo neatidėliojamus darbus, tapk jų tėvų ir motina, kaip jie buvo tavo. 11. Net mirę tėvai išlieka tuo, kas buvo. Su šaknimis rauni varputį nuo tėvelio kapo, lyg tvarkytum jo atvirą dangui kabinetą. Pasišneki su juodosiomis skruzdėlėmis, kurias siunčia įprastas jo kaligrafiškų raidžių raštas. Nuvalai apdulkėjusi antkapį, lyg Bibliją, kurią skaitydama vis iš naujo sužinai viską nuo alfa lygi omega. Pamerki karališkasias chrizantemas, kad būtų gražu kaip karaliaus rūmuose. Nes tik mirtis jie atėmusi negraži. Tad tvarkai žvaigždėtą kabinetą, kuriam kai ką reikia perdėlioti iš vienos vietos į kitą. Iš mirties į gyvenimą. Dar kartą visiems jums labai ačiū.